Futbolo varžybos. Vieną rytą Saulių pažadino beldimas į duris. Sauliau, tai aš Frenkas. Elniaragis išsiropštė iš lovos ir įleido vidun ilgaragį Frenką. Sveikas, Frenkai, smagu tave matyti, pasakė Saulius ir seni geri draugai apsikabino. Kai ką tau atnešiau? Futbolo kamuolys. Reikia surinkti komandas, kad galėtume žaisti futbolą, priminė jam Frenkas. Sukviesim visus draugus ir turėsim komandas, pasiūlė Elniaragis. Du draugai pakvietė visus žaisti futbolo. Jie pasibeldė į kiekvieną namą ir kai pasiekė miško kraštą, jie jau buvo surinkę 2 komandas. Alfonsas sutiko būti teisėjų. Pasiūkime jiems futbolo marškinėlius, pasiūlė Rosita. Viena komanda gali žaisti mėlynais marškinėliais, o kita raudonais. Futbolininkai treniravosi visą dieną. Kai ką jums pasiuvome, pasakė jam Zefira ir padavė Sauliui mėlynus ir raudonus marškinėlius. Ačiū, padėkojo abi komandos ir iškart apsivilko savo naujuosius futbolo marškinėlius. Dolita ir Rosita pastatė suoliukus ir visi žiūrovai susėdo ant šlaito. Alfonsas sušvilpė savo trenerių švilpuku ir varžybos prasidėjo. Štai tai, pirmyn, burbuliuk, rėkė Saulius. Nagi, perduok man, rėkė burbuliukas. Valia! Sušuko mėlynųjų komanda ir visi jie apsikabino. Pirmyn, raudonieji, pirmyn, mėlynieji, džiūgavo minia. Taip neteisinga, Frenkai, negalima liesti kamuolio ranka, piktinosi Bitinas. Baltazaras teisus. Daugiau taip nedaryk, Frenkai, tai prieštarauja taisyklėms, pasakė teisėjas. Varžybos buvo labai įdomios. Mėlynieji pirmavo 3-2, kai žaidimas vėl buvo sustabdytas. Frenkas pargriovė mane, skundėsi burbuliukas. Taip ir aš mačiau, pritarė Alfonsas. Teks tave išvyti, jei dar kartą pažeisi taisyklės, Frenkai. Sauliaus komanda atrodė pasiryžusi laimėti. Frenkas darėsi vis piktesnis ir piktesnis. Tuoj aš įmušiu įvartį, sušuko jis ir taip stipriai pastūmė Berį, kad ir pats nukrito. O, mano ranka! Visi kiti pribėgo prie jo. Bėgu pakviesti daktaro Pelėdos, pranešė Zefira. Jei nebūtum taip smarkiai susižeidęs, būčiau tave išvijęs, atsakė Alfonsas. Taip, žinau, liūdnai tarė Frenkas, bet man labai skauda ranką. Netrukus atskrido daktaras Pelėda. Kągi, tu susižeidei ranką, teks ją sugipsuoti. Ir tau teks išbūti sugipsuotam 4 savaites. Turėsi saugoti ranką ir nelakstyti. Mėlynųjų komanda laimėjo varžybas. Kurį laiką reikės palaukti, kol vėl galėsim žaisti, pasakė Saulius ir paplojo Frenkui per nugarą. Neliūdėk, tu greit būsi sveikas kaip ridikas. Atsiprašau, kad pažeidžiau taisyklės, pratarė Frenkas. Pažadu žaisti sąžiningai, kai sugis mano ranka ir mes galėsime surengti dar vienas futbolo varžybas. Manau, reikėtų išpaišyti Frenko gipsą, šypsodamasi tarė Dolita. Eime visi į mano namus užkasti. Draugų minia susirinko taškuotame Dolitos namelyje. Jie pasiėmė spalvotus pieštukus ir nupiešė įvairiausių smagių dalykų ant sugipsuotos ilgaragio rankos. Kai daktaras Pelėda nuims gipsą, pasiliksiu jį atminčiai, pasakė jiems Frenkas. Paskui draugai susėdo prie stalo ir valgė gardų biskvito vyniotinį, kol neliko nė trupinėlio. Velykiniai kiaušiniai. Pagaliau atėjo Velykos.
Drugelė Matilda, karkvabalė Rosita, žiogė Striksė ir laumžirgė Zefyras susirinko Dolitos namelyje marginti kiaušinių Velykoms. Kiek kiaušinių turim išmarginti? Paklausė Rosita. Pažiūrėkim. Beris rytoj tikrai ateis, taip pat ir Baltazaras, Saulius, Edvinas, Burbuliukas, Alfonsas ir Moliuskas Simas. Reiškia, kiekvienam turime išmarginti 7 kiaušinius. Kokie jie dailūs, esu tikra, kad berniukams jie patiks, pasakė Matilda kitoms. Jau metas namo, rytoj turiu keltis anksti ir iškepti berniukams blynų, pridūrė ji. Aš iškepsiu sklindžius, pasakė Rosita. O aš pagaminsiu obuolių pyragą, paskelbė Dolita. Visos mergaitės kitą rytą pabudo labai anksti. Matilda nuskubėjo į virtuvę, užsirišo prijuostę ir užmaišė didelį dubenį blynų tešlos. Rosita užsirišo prijuostę ir pradėjo minkyti sklindžių tešlą. Dolita kočiojo obuolių pyrago tešlą, o Zefyra gamino biskvito vyniotinį. Striksė pabudo labai geros nuotaikos. Berniukai niekad neatsikels anksti, aš turiu daugybę laiko iškepti obuolių pyragui. Ir ji pastatė didelį krepšį su obuoliais ant stalo. O varge, krepšys obuoliais apvirto, nustumdamas jos dailius velykinius kiaušinius ant grindų, jie visi sudužo. Ak, mano kiaušiniai, ką aš dabar darysiu, kuo vaišinsiu svečius? Mažoji žiogė verkdama nubėgo į Dolitos namus. Dolita, aš sudaužiau visus 7 savo kiaušinius, padėk man. Neturiu laiko, Striksė, aš kepu obuolių pyragą, bet vis dar turiu 2 neišmargintus kiaušinius. Jei tu greit juos išmarginsi, jie spės išdžiūti. Rosita, visi mano kiaušiniai sudužo, gal gali padėti? Aš kepu sklindžius, bet tu gali pasiimti šituos 3 baltus kiaušinius, dar turėsi laiko juos išmarginti. Matilda, padėk, turiu iš naujo marginti savo kiaušinius, ankstesnieji sudužo. Visi? Atleisk, Striksė, bet dabar negaliu padėti, mano blynai sudegs. Gali pasiimti šiuos 2 baltus kiaušinius, kurie man liko. Nutiko kai kas baisaus, Zefyra. Sudaužiau visus kiaušinius, kuriuos vakar išmarginau. Prašau, padėk man, nes neturiu laiko marginti dar 7 kiaušinių. Pasiskundė Striksė savo draugai laumžirgiai. Žinau, kas tau gali padėti, eime su manimi. 2 draugės bėgo per miškai iki pat urvo. Apsimiegojęs voras išlindo iš savo namų. Gal gali mums padėti, vore? Paklausė Zefyra. Sudužo visi Striksės kiaušiniai. Ir dabar ji turi išmarginti naujus, bet nebėra laiko. Berniukai tuoj ateis pas ją į svečius. Ja, jau taip reikia, suniurnėjo voras. Ačiū, tu labai malonus. Striksė atsinešė savo dažus ir teptukus ir jiedu pradėjo marginti kiaušinius. Voras galėjo marginti iš karto net 3. Mes baigėm, linksmai pasakė Striksė. Paskui ji padėkojo vorui už pagalbą ir sukrovė gražiuosius kiaušinius į lėkštę. Netrukus pasigirdo beldimas ir Striksė atidarė duris. Ji jas atidarė ir sulaukė pasveikinimo iš visų 7 berniukų vienu metu. Linksmų Velykų, Striksė! Berniukai užėjo vidun. Striksė padavė jiems lėkštes ir visi paėmė po margą kiaušinį. Deja, negaliu jums pasiūlyti pyrago, tyliai ištarė Striksė ir papasakojo berniukams, kas nutiko. Nesijaudink dėl to, juokėsi berniukai. Dolitos namuose mes valgėm obuolių pyragą, Rositos namuose sklindžius, Matildos namuose blynus, o Zefyros namuose biskvito vyniotinį. Mūsų pilveliai jau pilni. Barry and Dolly say, what will we learn today? The kite. Aitvaras. Sraigius Beris dar miegojo, kai boružėlė Dolita pabeldė į jo langą. Labas rytas, Beri. Pasigaminkime aitvarą. Dolita nupiešė aitvarą, o Beris jį iškirpo. Jie jį papuošė spalvotais kaspinais.
o tada prie jo pririšo ilgą virvelę. Pažiūrėkim, ar jis skris, tarė Dolita. Jis susikibo už rankų ir pasiruošė paleisti aitvarą. Bet kad ir kaip jie stengėsi, aitvaras vis neskrido. Užlipsiu į medį ir pabandysiu paleisti iš ten. Gal tada jis skris? Paaiškino Dolita. Bet aitvaras ir vėl nukrito ant žemės. Staiga papūtė vėjas ir nunešė aitvarą kartu su Dolita. Beri, gelbėk! Beris įlipo į medį ir sugriebė Dolitos kojas, bet negalėjo jo sulaikyti, todėl dabar jie jau abu skraidė ore. Pro šalį skrido bitė Baltazaras. Jis sugriebė Berio koją, bet negalėjo sustabdyti aitvaro, todėl dabar jie jau skraidė tryse. Kolorado vabalas Edvinas sėdėjo ant pušies viršūnės. Jis sugavo Baltazaro koją, todėl dabar jie jau skraidė keturiese. Trikšė, padėk! Sušuko Baltazaras žiogiai, kuri šokavo pro šalį. Striksė sugriebė Edvino koją, todėl dabar jie jau skraidė penkiese. Vėjas vis stiprėjo ir stiprėjo. Pro šalį skrido drugelį Matilda. Jis sugavo šoklio koją, todėl dabar jie jau skraidė šešiese. Elniaragis Saulius ir laumžirkė Zefyra beviltiškai stebėjo draugus. Vėjas mus neša tiesiai į mišką. Aitvaras užkliuvo už aukšto medžio ir jie nusileido ant medžių viršūnių. Vėjas nurimo ir išlindo saulė. Beris nerimastingai pažvelgė į boružėlę. Dolita, aš nemoku skraidyti. Kaip aš nuo čia nulipsiu? Nesijaudink, Beri, mes tikrai ką nors sugalvosim. Žinau, ką daryti. Šok ant šios paklodės, Beri. Nebijok, tu nesusižeisi. Beris nusileido ant paklodės ir vėl pašoko į orą. Pažvelkit į mane, kaip smagu. Mes irgi norim, sušuko visi kiti. Mažieji draugai šokinėjo ant paklodės, kol sutemo. Kai visi jie buvo gerai įmigę, vėjas vėl papūtė ir nunešė aitvarą toli, toli. What will we learn today? Alfonso smuikas. Vieną rudens dieną svirplys Alfonsas linksmai griežė savo smuikeliu grybų pievoje. Miško draugai mėgavosi smagią muziką. O mažosios skruzdėlės ant kalvos žaidė futbolą. Bet o varge. Kamuolys nuskrido kiek toliau ir išmušė smuiką Alfonsui iš rankų. Alfonsas labai išsigando. Mano smuikas sulūžo. Ir tada jis apsipylė ašaromis. Jis verkė taip garsiai, kad visi sulėkė pažiūrėti, iš kur tas triukšmas. Alfonsas piktai dūrė pirštu į taškuotą kamuolį. Šitas kamuolys, jis dėl visko kaltas ir tas bjaurios skruzdėlės. Iš kur aš gausiu naują smuiką?
Jis pakėlė sulūžusi savo smuikelį, nuėjo namo ir garsiai trinktelėjo durimis. Alfonsai, išeik, mes ką nors sugalvosim, maldavo Beris. Bet Alfonsas nenorėjo nieko matyti. Jo draugai sėdėjo nuliūdę grybų lauke ir nežinojo, ką daryti, bet Dolitai šovė mintis. Sugalvojau, pagaminkim Alfonsui naują smuiką. Taip, pagaminkim naują smuiką, pritarė drugelė Matilda. Žinau, kas mums padės. Reikia rasti Sprakšių Čarlį. Jis pagamino pirmąjį Alfonso smuiką. Draugai išsiruošė į kelionę. Jie ėjo ir ėjo, kol priėjo mėlyną namelį. Jie pabeldė į duris. Mažytis drovus vabalėlis iškišo savo galvą. Jis buvo su mėlyna kepure ir dailiais tamsiais mėlynais sparnais. Kas jūs? Paklausė jis. Dolita papasakojo Čarliui visą istoriją. O, neliūdėkit. Jei tik tokia bėda, aš mielai padėsiu. Netrukus Alfonsas vėl griež savo smuikeliu. Sprakšius visiems paskyrė užduotis. Vieni rinko šakas smuikelio korpusui, kiti rinko augalus jos stygoms. Dabar Čarlis turėjo viską, ko reikia ir ėmėsi darbo. Jis pjovė, šlifavo, blizgino ir vaškavo. Ir tada įvyko stebuklas. Naujasis smuikas buvo pagamintas. Ar galiu juo pagroti? Paklausė Dolita. Ne, čia Alfonso instrumentas, pasakė Matilda. Bet ir aš noriu turėti savo muzikos instrumentą, susiraukė Dolita. Ir aš, sušuko mažosios skruzdėlytės. Kilos, pasakė Čarlis. Gal jūs visi susiburkite į orkestrą, šaunų didelį orkestrą. Kaip muzikos grupė? Ir kiekvienas galės turėti savo instrumentą? Kokia puikia mintis! Pirmiausia, jie pagamino arfą Dolitai. Elniaragis Saulius gavo kontrabosą, o Kolorado vabalas Edvinas violončelę. Beris pasigamino trimitą iš lelijos. Grambolys Matas pasigamino voltorną iš sausmedžio žiedo. Didelis voras pasigamino bugnus iš kaštonų, kevalų ir gilių, o Zefyra ir Striksė pasigamino lėkštes iš akmenukų. Čarlis išdrožė skruzdėlėms fleitas iš beržo šakelių. Drugelė Matilda gavo liutnę, o bitinas Baltazaras gavo citrą. Vabaliukas Burbuliukas grojo trikampiu. Visi jie trumpai parepetavo ir patraukė link Alfonso namų. Alfonsas išgirdo muziką ir pažvelgė pro langą, kad pamatytų, iš kur jis sklinda. Jis buvo labai nustebęs dėl to, ką pamatė. Labai tavęs prašom, Alfonsai, pasakė skruzdėlės. Nepyk, kad sulaužėm tavo smuikelį. Norėtumėm, kad priimtum iš mūsų šį naująjį. Čarlis jį pagamino. Alfonsas iškart pradėjo griežti ir jo smuikelio garsas pasklido po visą mišką. What will we learn today? Pebbles. Akmenėliai. Vieną saulėtą vasaros popietę Dolita nutarė iškepti žemuogių tortą. Ji paprašė Elniaragio Sauliaus ir bitino Baltazaro nueiti į mišką ir pririnkti laukinių žemuogių. Ir du draugai išėjo. Netrukus Baltazaras pamatė akmenuką vidury tako ir pradėjo eidamas jį spardyti. Bet Sauliui taip pat patiko akmenukas ir jis jį atėmė iš Baltazaro. Taip neteisinga, Sauliau, aš jį radau. Aš noriu jį spardyti. Dabar tai mano akmenukas, susirasau kitą. Bet aš jį radau, jis mano, pyko Baltazaras. Čia daugybė akmenukų, susiras kitą, pasakė Saulius, bandydamas užbaigti ginčą. Bet Baltazaras nenusileido. Jis pastūmė Saulių iš kelio, kad pats galėtų spardyti akmenuką. Jie ir toliau stumdėsi, kol galiausiai abu nusirito nuo kalvos į čiurlenantį upelį. Svirplys Alfonsas išlindo iš namų pažiūrėti, koks čia triukšmas.
Kas vyksta? Paklausė jis. Čia Saulius kaltas, jis atėmė iš manęs akmenuką. Tai buvo net tavo akmenukas, aš spardau geriau už tave. Pakaks, nutraukė juos Alfonsas. Užeikit vidun, išdžiūsit ir papasakosit man, dėl ko čia ginčijatės. Murmėdami draugai nusekė paskui Svirplį į jo namus. Jie padžiovė savo šlapius drabužius saulėje ir susisupo į rankšluosčius, laukdami, kol drabužiai išdžius. Alfonsas abiems davė stiklinę limonadų ir sausainį. Šilti saulės spinduliai greitai išdžiovino drabužius, Saulius ir Baltazaras niūriai kramtė savo sausainius ir pasakojo Alfonsui viską, kas nutiko ir kaip jie nuo kalno nusirito į upelį. Aš turiu visą akmenėlių kolekciją. Kolekcija! Ar galima pažiūrėti? Susidomėjo Baltazaras. Žinoma, išdidžiai pasakė Alfonsas ir padėjo ant stalo didelę dėžę. Kur tu radai šiuos dailius akmenėlius? Paklausė Saulius. Prie upelio ir jūs galite jų pasirinkti, jei norite. Ir jie prisikrovė pilnus krepšius akmenėlių. Paskui sėdėjo, juos rūšiuodami ir dėliodami, kol pradėjo temti. Elniaragis ir Bitinas atsisveikino su Svirpliu ir pradėjo kopti į kalvą. Netrukus jie pasiekė Dolitos namus. Boružėlė piktai šaukė pro langą. Kur žemuogės? O varge, žemuogės, mes pamiršom žemuogės. Dolita, pažvelk, kokių dailių akmenukų prisirinkome su Alfonsu. Ką aš su jais darysiu? Iškepsiu akmenukų tortą? Aš prašiau žemuogių. Bet mes pamiršom, pripažino Saulius ir jie jai papasakojo visą ilgą istoriją. Na, suprantu. Parodyk man tuos akmenėlius, jie jau neparnešė žemuogių. Mes galime ant jų ką nors nupiešti. Šitas panašus į mažą namelį. O šitas, ant jo galima nupiešti besišypsantį veiduką. Kokia puiki mintis. Galim pasikviesti kitus ir visą dieną praleisti piešdami ant akmenėlių. Super. Kitą rytą į Dolitos namus atėjo sraigis Beris, drugelį Matilda, laumžirgė Zefyra, žiogė Striksė, Kolorado vabalas Edvinas ir vabaliukas Burbuliukas. Kur Saulius ir Baltazaras? Nusivylęs paklausė Beris. Štai ir mes, pranešė Elniaragis ir Bitinas, išdidžiai įeidami į Dolitos namelį. Ak, ačiū, pasakė Boružėlė ir pradėjo gaminti tortą, kol kiti piešė ant akmenėlių. Kai baigė, jie pakvietė Alfonsą į savo parodą. Jie visi atrodo puikiai. Rytoj atsinešiu savo akmenėlius, ant jų taip pat galėsime piešti, pasakė Svirplys draugams. Kai žemuogių tortas buvo pagamintas, jie visi susėdo už stalo ir suvalgė viską iki paskutinio trupinėlio. Mary and Dolly say, what will we learn today? The Puppet Lėlių spektaklis. Vieną saulėtą vasaros rytą Beris pabeldė į Dolitos duris. Šiandien lėlių spektaklis. Eime ir pasakykim Edvinui su Matilda. Pirmiausia, Beris ir Dolita nuėjo gražiuosius drugelės namus. Kelkis, Matilda, Blusas rengė lėlių spektaklį apie Snieguolę ir 7 nykštukus. Paskui mažieji draugai sustojo prie Kolorado vabalo namų. Edvinai, ar eisi pasižiūrėti lėlių spektaklio? Bet Edvinas neatidarė durų. Paskubėk, Edvinai, mes pavėluosim, šaukė Beris, bet niekas neatsiliepė. Matilda atsargiai pasuko rankeną ir įkišo galvą vidun. Tu vis dar su pižama, Edvinai, suniurnėjo Beris. Greičiau renkis. Aš niekur neisiu. Ant mano pilvelio bjaurūs įkandimai man baisiai niešti, pūkčiojo Edvinas. Leisk pažiūrėti, paprašė Dolita. Čia ne įkandimai, tu susirgai vėjaraupiais, pasakė ir Boružėlė savo sergančiam draugui. Nereikia bijoti, aš jais jau persirgau ir turėjau daugybę taškelių. Pakviesiu daktarą Pelėdą, pareiškė Dolita. Jis žinos, ką daryti.
Daktaras Pelėda netrukus atvyko ir įdėmiai apžiūrėjo Edviną. Tai tikrai vėjaraupiai. Vėjaraupiai yra užkrečiami. Bijau, kad negalėsi eiti į lėlių spektaklį. Užkrečiami? Ar tai reiškia, kad Beris ir Dolita ir Matilda užsikrės mano vėjaraupiais? Ne, nesijaudink, sirgti vėjaraupiais galima tik kartą, o jie visi jau persirgo pernai metais, taškelių negalima kasyti. Bus ir daugiau lėlių spektaklių, ramino jį Beris. Neliūdėk, tu greitai pasveiksi, šypsojosi Dolita. Beris, Dolita ir Matilda atsisveikino su Kolorado vabalu ir nuskubėjo į renginį. Lėlių spektaklis vyko pievoje ir 5 blusos buvo lėlininkės. Atsivėrė uždanga ir spektaklis prasidėjo. Visi įdėmiai žiūrėjo visą spektaklį ir jam pasibaigus garsiai plojo. Lėlininkės blusos išėjo iš už uždangos ir nusilenkė. Kaip gaila, kad Edvinas negalėjo eiti su mumis, liūdnai pasakė Dolita. Esu tikras, kad jam būtų patikę. Gal surenkime lėlių spektaklį jam? Staiga pasiūlė Dolita. Kokia puikiai mintis, Dolita, sušuko Matilda. Ir 3 draugai netrukus ėmėsi darbo. Matilda piešė nykštukus, Dolita piešė snieguolį ir princą, o Beris piešė piktą karalienę. Paskui jie iškirpo savo piešinius ir priklijavo juos prie pagaliukų. Kai viskas buvo baigta, jie nusėlino prie Edvino lango ir pabarbeno į stiklą. Kolorado vabalas atidarė langą ir pažvelgė į lauką. Lai prasideda lėlių spektaklis, pasakė Beris, ir 3 draugai pradėjo pasirodymą. Ačiū, pasakė Edvinas. Jūs geriausi draugai, kokius tik galima turėti. Daktaras Pelėda grįžo po 10 dienų ir Edvino taškelių jau nebebuvo. Berry and Dolly say, what will we learn today? Blueberries. Šilauogės. Vieną saulėtą rudens dieną Beris su Dolita išsiruošė į mišką rinkti šilauogių. Jų draugai, draugelė Matilda ir Kolorado vabalas Edvinas ėjo kartu su jais. Aš surinksiu daugiausiai uogų, paskelbė Edvinas. Žiūrėkit, šis krūmas pilnas prisirpusių šilauogių, pastebėjo Sraigius. Aš jas visas surinksiu. Bet Edvinas užlindo pirmas ir greitai surinko didžiasias uogas. Šitas krūmas taip pat pilnas uogų, pasakė Dolita kitiems. Bet Kolorado vabalas vėl buvo greitesnis. Kol Dolita nuėjo prie krūmo, jis buvo jau surinkęs geriausias uogas. Edvinai, taip negalima. Tu surinksi visas šilauogės, skundėsi Boružėlė. Paskui draugai priėjo upelį. Pastatykime tiltą virš upelio. Jau žinau kaip. Reikia čia atitempti tą didelį rąstą. Jiems teko labai pasistengti, kad permestų rąstą per upelį. Mažieji draugai pastatė puikų tiltą. Baigta, atsiduso Matilda. Žiūrėkit, ten dar vienas šilauogių krūmas su daugybė uogų. Edvinui tai buvo ženklas. Aš pirmas jį pasieksiu, visos šilauogės bus mano, sušuko jis triumfuodamas. Bet eidamas jis taip smarkiai pastūmė Matildą, kad šioji paslydo ir įkrito į upelį. Gelbėkit! Nebijok, Matilda, laikykis už manęs, sušuko Dolita ir ištiesė ranką plūduriuojančiai draugeliai. Bet srovė buvo per stipri ir Matilda nepasiekė Dolitos rankos. Berė paėmė ilgą lazdą. Griebk lazdą, Matilda, šaukė ji.
Bet ir šį kartą nepavyko, nes srovė pradėjo nešti drugelę tolyn. Edvinai, padėk! Reikia ištraukti vargšę Matildą iš vandens. Sušuko Dolita ir jie ištraukė šniurkščiojančią drugelę iš vandens. Oi, man taip šalta. Man labai šalta ir mano sparneliai permirkė vandeniu. Štai imk mano megztinį, aš dėl to kaltas, atleisk man, Matilda. Tu labai malonus, bet be megztinio ir pats gali peršalti. Reikia surinkti daug lapų ir apkloti jais Matildą. Beris, Dolita ir Edvinas surinko daugybę varnalėšų lapų ir apdengė jais drebančią drugelę. Man vis dar šalta ir mano sparneliai nejuda. Žiūrėkit, jie kiaurai peršlapia. Matilda pradėjo verkti. Saulė pasigailėjo verkiančios drugelės ir nusileido arčiau, kad sušildytų jos sparnelius. Netrukus Matildos sparneliai buvo sausi ir ji vėl galėjo skristi. Valio, pagaliau aš sušilau ir išdžiūvau. Ačiū, Saulė, tarė drugelė šypsodamasi. Atsiprašau, Matilda, pasakė Edvinas. Pažadu, jo kitą kartą nerinksiu tiek daug uogų. Noriu, kad paimtum visas, kurias aš surinkau. Ačiū, Edvinai. Bet gal geriau jas pasidalinkim? Eikim namo ir iškepkim šilauogių pyragą. Draugai nuėjo į Matildos namus ir iškart ėmėsi darbo. Jie išrinko visus lapelius ir gerai nuplovė šilauoges. Tarškėjo šaukštai ir keptuvės, kol galiausiai virtuvėje pasklido gardus šilauogių pyrago kvapas. Kai pyragas buvo iškeptas, elniaragis Saulius, bitinas Baltazaras ir vabaliukas Burbuliukas prisijungė prie šventės. Miško draugai susėdo aplink stalą ir kalbėjosi iki vėlumos. Barry and Dolly say, what will we learn today? Raganos. Buvo šilta vasaros diena, o Beris su Dolita ir draugais kalbėjo apie raganas. Ar išties tikite, kad raganos egzistuoja? Paklausė bitė Baltazaras. Ir kad naktimis skraido ant šluotos? Aš nesu tuo tikras, sumurmėjo Beris. Paskui Beris su Dolita nusprendė eiti namo. Gal grįžkime čia vėliau? Galbūt pamatysim kokią raganą? Pasiūlė Boružėlė. Jie įsidėjo gardžių užkandžių ir grįžo į pievą. Jie ilgai žiūrėjo į dangų, bet nieko nematė. Dolita, eime namo. Nemanau, kad raganos yra tikros. Dolita sustojo ir sukluso. Beri, ką tik girdėjau keistą garsą, sklindantį iš to medžio. Oi, Beri, lapai juda. Draugai išsigandę apsikabino. Iš medžio išskrido ragana ir Beris su Dolita suriko. Tada danguje pasirodė dar viena ragana. Bėgam, Beri, bėgam slėptis. Ir jie bėgo kiek įkabindami. Draugai pasislėpė už krūmo. Ak, Dolita, kaip gaila, kad čia nėra mūsų draugų. Bet tada dvi raganos nusileido ir nusiėmė savo apsiaustus, kepures ir nusišypsojo. Bet jūsų draugai yra čia. Juk tai mes, Matilda ir Baltazaras. Dolita baisiai supyko. Tikrai? Jūs buvote tos raganos? Negalima taip mūsų gąsdinti. Mes tik norėjom pasijuokti, paaiškino Baltazaras. Beris taip pat buvo piktas. Tai buvo labai prastas pokštas. Jūs dar pasigailėsit. Ir du draugai išlėkė namo. Dabar mums reikia juos apgauti, Beri. Manai, taip pat išgąsdint? Būtent.
sušuko Dolita. Kai ką sugalvojau. Matilda ir Baltazaras liko stovėti pievoje. Ką dabar darysime? Jie buvo susigėdę. Gal tai ir nebuvo geras sumanymas? Beris ir Dolita nubėgo į Boružėlės namus ir apsirengė kaip velniūkščiai. Jie užsivilko juodus drabužius, užsidėjo juodas kepures ir prisisegė raudonus ragus, kad atrodytų kaip tikri nelabieji. Greičiau, Dolita, nekantravo Beris. Jie ateina čionai. Jie mikliai pasislėpė už krūmo ir laukė, kol Matilda ir Baltazaras prisiartino. Tada jie iššoko, baisiausiai išgąsdindami savo draugus. Gelbėkit, gelbėkit, velniai, rėkė Drugelį ir Bitinas. Dabar suprantat, kaip jautėmės jūsų išgąsdinti, pasakė mažasis Raigius. Ką? Čia tu, Beri? Tai buvo labai bjauru. Bjauru? Jūs raganos buvote daug baisesnės, sušuko Beris. Netiesa, velniūkščiai daug baisesni. Pakaks, nutraukė juos Dolita. Nustokit kvailai ginčytis, juk mes esam draugai. Mes pažadame daugiau taip nedaryti, bet ir jūs pažadėkite daugiau mūsų negąsdinti. Jūs teisūs, palinksėjo gąsdintojai. Ar norit pasimatuoti velniūkščių kepures? Paklausė Dolita. O taip, o jūs galite užsidėti raganų kepures, jei norit, ir atsisėsti ant mūsų šluotų. Tai bent, kaip smagu, sušuko Beris. Mes skrendam kaip raganos. Taip, pritarė Baltazaras, kaip tikros raganos. Berry and Dolly say, what will we learn today? Karnavalas. Žiema ėjo į pabaigą, o miško draugai sėdėjo Dolitos namuose. Metas pradėti ruoštis karnavalui, pasakė Drugelį Matilda. Kuo tu apsirengsi? Paklausė Beris. Tai paslaptis, atsakė Matilda. Visi turėsit išlaikyti savo kostiumus paslaptyje, kad galėtume nustebinti vienas kitą per karnavalą. Tu teisi, eime namo ir pradėkim ruoštis. Liko tik 5 dienos, pasakė Baltazaras. Beris greitai sugalvojo. Jis nusprendė apsirengti grybuko kostiumą. Apsiaustų jis panaudojo baltą paklodę, o kepurę pasigamino iš raudono dubens, ant kurios nupiešė baltus taškelius. Dolita pasigamino gėlės kostiumą, iškirpo lapus iš žalio popierius ir prisiuvo juos ant žalios paklodės. Tai buvo jos suknelė, o žiedlapius ji iškirpo iš rožinio popieriaus. Bitinas Baltazaras ir kamanė Betė dirbo kartu. Baltazaras apsirengė velniūkščiu, o Betė apsirengė angelu. Vabaliukas Burbuliukas sėdėjo savo hamake ir gamino liūto kostiumą. Karnavalo išvakarėse visuose miško namelių languose degė šviesa. Visi dailino savo kostiumus ir ruošės kitos dienos šventei. Ir didžioji diena atėjo. Miško draugai nusprendė rengti karnavalą Sauliaus namuose. Jie visi labai stengėsi ir papuošė elniaragio namus spalvotais kaspinais ir balionais. Tuo tarpu karkvabalė Rosita savo namuose kepė gardžiausius tortus. Jai padėjo Dolita, Striksė ir Kolorado vabalas Edvinas. Atėjo metas visiems apsirengti savo kostiumus. Saulius apsirengė kauliukais ir laukė savo draugų. Pirmieji atvyko Beris ir Dolita. Beris buvo apsirengęs grybuku, o Dolita vilkėjo gėlės kostiumą. Tada atvyko Baltazaras apsirengęs velniūkščiu, Betė apsirengusi angelu ir Matilda su krabo kostiumu. Striksė buvo labai panaši į kaktusą. Burbuliukas vilkėjo liūto kostiumą, Edvinas buvo virtuvės šefas, o Rosita buvo vynuogių kekė. Jo suknelė buvo padengta švytinčiais balionais. Jonvabalis buvo apsirengęs pieštuku, o blusa buvo aštuonkojis.
Saulius atėjo su kareivio kostiumu, o viena iš skruzdžių buvo apsirengusi blynų. Staiga laumžirgė Zefyra apsipylė ašaromis. Jos nebėra, dingo mano nuostabioji princesės suknelė. Aš ją išskalbiau ir pakabinau džiūti, bet vėjas ją nunešė, šniurkščiojo Zefyra, o kiti bandė ją paguosti. Man nereikia kareivio skrybelės, turiu kardą, pasiūlė Moliuskas Simas. Ne, ji berniukiška. Turėjau nuostabią princesės suknelę, bet ją nupūtė vėjas. Pasiūsim tau naują kostiumą, pasakė Striksė, saulės kostiumą. Zefyrai labai patiko ši mintis. Ši geltona užuolaida bus puikus apsiaustas, sušuko Dalita. O šios geltonos popieriaus skiautės gali būti saulės spinduliai, tarė Saulius ir nukabino kelis kaspinus. Jie kirpo, klijavo, siuvo ir dygsniavo, kol galiausiai nuostabusis saulės kostiumas buvo pagamintas. Galiu tau paskolinti savo žibintą, pieštukų juk nereikia žibinto, nusijuokė Jonvabalis. Ačiū, pasakė Zefyra. Iš laimės ji net paraudo. Miško draugai šoko ir dainavo visą naktį. Ir visi sutarė, kad Zefyros kostiumas gražiausias iš visų. Ir kasgi galėtų būti gražiau už saulę, šviečiančią naktį. Išdykusios drugelės. Vieną pavasario dieną drugelė Flaterė skynė pievoje gėles. Jis supynė jas į vainiką ir užsidėjo ant galvos. Staiga pasigirdo nepažįstamas juokas. Ji pažvelgė į dešinę ir į kairę, bet nieko nematė. Staiga iš už medžio pasirodė 7 drugelės. Skrisk su mumis, sukikeno jos. Gerai, tarė Flaterė ir prisijungė prie jų. Drugelės buvo gražios, bet labai išdykusios. Joms patiko krėsti išdaigas visiems sutiktiesiems. Pirmasis buvo Alfonsas. Atiduokite smuiką, sušuko svirplys, nes viena drugelė pačiupo smuiką iš jo rankų ir nuskrido. Ir jis stebėtinai gerai mokėjo griežti. Atiduokite, nenurimo Alfonsas. Drugelė perdavė smuiką kitai drugeliai ir jos visos erzino vargšą svirplį. Flateriai tai nepatiko. Galiausiai drugelės grąžino jam smuiką ir nuskrido. Jos nutupė ant žydinčio medžio ir prisikrovė į kišenes saldžiai kvepiančių žiedadulkių. Tada nuskrido prie berniukų, kurie žaidė badmintoną. Žiūrėk, Stenli, pasakė Edis. Kokios jos gražios! Baltazaras, Burbuliukas, Edis ir Stenlis spoksojo į dangiškas būtybės, negalėdami atplėšti akių. Bet jie ilgai nesidžiaugė. Drugelės išvertė kišenes ir apibėrė berniukus žiedadulkėmis. Šie pradėjo baisiausiai čiaudėti. Drugelės juokėsi, o švelnus vėjelis nešė jų juoką tolyn. Jos nuskrido taip greitai, kad Flaterė vos spėjo iš paskos. Šnopavo Flaterė ir nutupė pailsėti ant alyvos. Skrisk su mumis, mes traukiame į kitą kalvos pusę link krioklio. Ten labai gražu, pamatysi, įkalbinėjo viena drugelė. Ne, neskrisiu su jumis, tvirtai tarė Flaterė. Aš gyvenu čia, myliu savo draugus ir man nepatinka, kad jūs iš jų tyčiojotės. Galite skristi, bet aš liksiu čia. Ir gerai, sėkmės tau! Sušuko jos ir nuskrido. Jos keliavo į naujus kraštus.
kur apžavėdavo visus sutiktus savo akinančių grožių. O paskui krėsdavo jiems piktus pokštus. Flaterė kurį laiką jas stebėjo, paskui nusišypsojo ir patraukė namo. Bet prieš grįždama, ji aplankė svirplį ir džiaugiasi girdėdama, kad Alfonsas ir vėl smagiai groja savo smuikeliu. Stanlis, Baltazaras, Edis ir Burbuliukas žaidė klases ir pakvietė Flaterę prisijungti. Drugelė apsidžiaugė pamačiusi, kad jiems pavyko nusivalyti lipnias žiedadulkes. Oro balionas. Vieną vasaros popietę miške pakilo vėjas. Boružėlio Dolita ir sraigius Beris stebėjo jį pro taškuoto namelio langą. Audra lenkė medžius ir plėšė namų stogus. Lietus pylė kaip iš kibiro. Kai lietus baigėsi ir vėjas pagaliau nurimo, du draugai išėjo pasižvalgyti į mišką. Žiūrėk, Dolita, vėjas nuvertė šitą medį, pasakė Beris. O lietus išguldė visas mano gėles, atsiduso Dolita. Atskubėjo žiogės Triksė. Dolita, Beri, greičiau ateikit, kažkas guli pievoje. Draugai rado gegužvabalę gulinčią vidury pievos. Oi, kas tau nutiko? Kuo tu vardu? Kas tu? Aš gegužvabalė Odeta, gyvenu kalnuose, bet vėjas mane atnešė čionai ir aš smarkiai susitrenkiau galvą. Mano sparneliai silpni, aš negaliu paskristi, nežinau, kaip grįšiu namo, skundėsi gegužvabalė. Jie pakėlė Odetą ir nunešė ją į Striksės namus. Nesijaudink, galiausiai pasakė Dolita, mes tau padėsime grįžti namo. Ta popietę bitinas Baltazaras, drugelė Matilda ir elneragis Saulius atėjo aplankyti Odetos. Jie bandė sugalvoti, kaip galėtų sugrąžinti ją namo. Geriausia būtų perskraidinti su oro balionu, pasakė Saulius. Bet iš ko mes padarysime oro balioną? Paklausė Beris. Panaudosime anklodės, pagalves ir paklodės, pasiūlė Matilda. Taip pat užuolaidas ir rankšluosčius, pridūrė Saulius. Jie iškart ėmėsi darbo. Jie susiuvo visas anklodės, užuolaidas, paklodės ir rankšluosčius. Reikėjo laiko viskam baigti, bet Odeta padėjo kiek galėjo. Kasdien ji jautėsi vis tvirčiau ir netgi galva jai nustojo skaudėti. Baigta, pasakė Saulius. Ačiū, džiugiai tarė gegužvabalė. Valio, mes skrendam, džiaugiasi Beris. Oho, kaip gražu, iš čia matosi visas miškas, juokėsi Dolita. Pradėjo temti. Kai jie galiausiai atskrido, Odeta sušuko. Valio, aš namie. Ačiū jums. Prašau, pasilikite nakčiai, galėsime stebėti krintančias žvaigždes.
Mielai, atsakė mažieji draugai. Odeta greitai paruošė užkandžių, pavaišino juos gardžiais pyragėliais ir arbata. Po vakarienės visi susėdo priešais Odetos namą ir laukė, kol danguje pasirodys krintančios žvaigždės. Valio, pamačiau krintančią žvaigždę, džiugiai sušuko Beris. Ir aš, pasakė Dolita. Ir aš, pridūrė Saulius. Kai pasidarė šalta, jie nuėjo į vidų ir stebėjo žvaigždes pro langą. Jie visi sugalvojo po norą ir greitai užmigo. Prieš pasinerdama į sapną, Odeta sugalvojo norą, kada nors vėl susitikti su naujaisiais draugais. Berry and Dolly say, what will we learn today? The rainbow. Vaivorykštė. Buvo lietinga vasaros diena. Boružėlė Dolita ir sraigius Beris liūdnai sėdėjo po didžiuliu lapu. Staiga išlindo saulė ir dangus vėl buvo žydras. Bet lietus nesiliovė. Netrukus danguje pasirodė spalvinga vaivorykštė. Kaip gražu, sušuko jie. Beris pagalvojo, kad būtų smagu užlipti ant vaivorykštės ir nušliuožti į kitą pusę. Bet pirmas bandymas nepavyko. Pabandysiu užlipti iš kitos pusės, tarė jis. Patikėk, ant vaivorykštės neįmanoma užlipti, pasakė Dolita sraigiui. Bet Beris sugalvojo naują planą. Pasinaudosiu kopėčiomis. Ak, Beri, nemanau, jog tai gera mintis, sunerimo Dolita. Ji buvo teisi, o Beris buvo piktas. Dolita bandė prablaškyti draugą. Eime pažaisti ką nors kitą. Bet Beris nenorėjo pasiduoti. Žiūrėk, Dolita, esu tikras, kad galėsiu ant jos užlipti nuo čia. Bet ir toji idėja neišdegė. Dolita pribėgo prie Berio. Tu sveikas? Man viskas gerai, suniurnėjo Beris. Jis buvo labai liūdnas ir Dolita visai bandė jį pralinksminti. Atnešiau tau gėlių, tarė ji maloniai. Bet Berio tai nepradžiugino. Netrukus nustojo lyti ir vaivorykštė dingo. Jie keliavo namo laikydamiesi už rankų ir Dolita kalbėjo sraigiui malonius dalykus. Pralinksmėk, Beri, užporyt bus tavo gimtadienis, esu tikra, gausi puikių dovanų. Grįžusi namo, Dolita turėjo šaunų sumanymą. Berio gimtadieniui padarysiu vaivorykštę šliuožyklą, pasakė jis sau. Taip išsipildys jo svajonė, jis galės nušliuožti nuo vaivorykštės. Bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda padėjo jai. Baltazaras, Dolita ir Matilda nudažė šliuožyklą įvairiaspalviais dažais, apvyniojo ją geltonų popieriumi ir aprišo mėlynų kaspinų. 3 draugai netgi tortą Beriui iškepė. Kai atėjo metas, Baltazaras ir Matilda nusivedė Berį į Dolitos namus, kur viskas buvo paruošta gimtadienio vakarėliui. Įteikime jam dovanas, sušuko Baltazaras ir Dolita įteikė Beriui šokoladinį tortą. Tikra vaivorykštė, vaivorykštė šliuožykla. Ar galiu nušliuožti? Žinoma, atsakė Dolita. Beriui labai patiko vaivorykštė šliuožykla. Iššliuožė vėl ir vėl. Matilda su Baltazaru buvo tokie laimingi, kad pradėjo šokti. Žinai, Dolita, tarė Beris, tai tikrai puiki dovana. Ačiū. Daugybė draugų atėjo į gimtadienį.
Ir žiogė Striksė, ir Kolorado vabalas Edvinas, ir laumžirgė Zefyra, ir net elneragis Saulius. Mažasis Raigis leido visiems išbandyti jo naująją šliuožyklą. Beris, Dolita ir jų draugai šliuožė nuo vaivorykštės, kol sutemo. Ta vakarą Beris nuėjo miegoti labai laimingas. Koks šaunus buvo mano gimtadienis, atsiduso jis šypsodamasis. Berry and Dolly say, what will we learn today? Matilda slidinėja. Vieną žiemos dieną ledo vabalė Airisė pakvietė visus savo draugus slidinėti. Ar visi turite slides? Paklausė ji. Aš neturiu, atsakė Beris. Ir aš neturiu, prisijungė žiogė Striksė. Aš taip pat neturiu, pridūrė draugelį Matilda. Tuomet padarykime jums slides, tai nesunku, šypsodamasi pasakė Airisė. Visi draugai ėmėsi darbo. Jie pjovė ir poliravo plonas lentas, tvirtino prie jų raiščius kojoms ir visiems padarė lazdas. Iki pietų slidės buvo baigtos. Jie visi užlipo ant kalno. Užlipę ant viršaus, jie užsidėjo slides ir šalmus. Tada Airisė paklausė. Ar visi mokate slidinėti? Galiu pamokyti tuos, kurie nemoka. Jie visi linksėjo išskyrus Matildą. Mažoji draugelė nemokėjo slidinėti, bet nieko nesakė. Juk negali būti labai sudėtinga, aš greit suprasiu, kaip reikia daryti, pamanė jį sau. Ji išdrįso pasakyti tiesą tik žaliam kirmėliukui. Beris leidosi pirmas. Jū! Šaukė jis, leisdamas į snieguotų šlaitų. Dolita nusileido po Berio, paskui Baltazaras, o paskui visi kiti. Matilda leidosi paskutinė. Ji giliai atsiduso ir atsispyrė lazdomis. Vienintelė bėda buvo ta, kad ji nežinojo, kaip sustoti. Ji čiuožė toliau per kitą kalną, paskui per kitą, kol ji jau buvo nučiuožusi labai toli nuo kitų. Mažoji draugelė sustojo tik tada, kai įkrito į didelę sniego pusnį. Praėjo daug laiko, kol kiti pastebėjo, kad Matilda dingo. Matilda nemoka slidinėti? Galiausiai jiems prasitarė kirmėliukas. Ji nemoka slidinėti? Nustebę paklausė draugai. Tai buvo jos pirmas kartas. Ji labai jaudinosi, bet neišdrįso pasakyti. Bijau, kad nebūtų nutikę ko nors baisaus. Ir draugai išėjo ieškoti Matildos. Pro šalį skrido daktaras Pelėda ir jis pamatė Matildą sėdinčią ant sniego pusnies. Matilda, kas tau nutiko? Paklausė jis. Negalėjau sustoti ir įkritau į pusnį. Aš labai susižeidžiau. Maniau, kad jau niekada nesustosiu. Daugiau nebenoriu slidinėti. Kūkčiojo Matilda. Daktaras Pelėda labai užjautė savo draugę drugelę, todėl užsikėlė ją ant nugaros ir nuskraidino į savo namus. Aš tave sutvarstysiu ir nugabensiu į Airisės namus. Esu tikras, kad visi tavęs jau ieško. Raminančių balsų tarė daktaras Pelėda. Mažieji draugai ieškojo visur, bet niekur nerado Matildos. Nusiminę jie nuėjo į Airisės namus. Bet Matilda jų ten jau laukė. Jie netvėrė džiaugsmu. Valio, tau viskas gerai, Matilda. Papasako, kas tau nutiko, pasakė jai Dolita. Ir Matilda papasakojo visą istoriją nuo pradžios iki galo. Tai tu nemoki slidinėti? Nustebusi paklausė Airisė. Aš tave išmokysiu, tu greit išmoksi apsisukti ir sustoti. Galėsi čiuožti nuo stačiausių kalnų. Ačiū, šypsodamasi pasakė draugelį. Airisė pradėjo mokyti Matildą slidinėti. Baigiantis pirmajai dienai, draugelė mokėjo nučiuožti nuo mažų kalniukų ir sustoti apačioje. Žiūrėkit, Matilda moka čiuožt,
reikia tai atšvęsti. Sušuko Saulius ir pradėjo groti varvekliais. Visi kiti dainavo ir šoko aplink laimingą drugelę. What will we learn today? The Little Mažoji kamanė. Vieną ankstų rytą Beris, Dolita ir Baltazaras išėjo pažaisti į pievą. Jie norėjo išbandyti naują parašiutą, kurį padarė Baltazaras. Bet pievoje buvo maža kamanė, ji rinko alyvų žiedus ir dainavo linksmą dainą. Vėl šilta, baigėsi žiema, alyvų niekada nebus gana. Baltazaras pirmasis su ja pasisveikino. Sveika, mažoji kamanė. Aš esu Baltazaras. Čia sraigius Beris ir boružėlė Dolita. O tu kuo vardu? Mano vardas Betė. Skridau namo ir nusprendžiau sustoti pievoje ir prisirinkti alyvų žiedų. Mes einam išbandyti šio parašiuto, gal nori su mumis? Paklausė Baltazaras. Mielai. Baltazaras su Bete nušoko pirmieji. Paskui kiti draugai išbandė spalvingą parašiutą. Jie žaidė, kol sutemo. Ar rytoj ateisi žaisti su mumis? Linksmai paklausė Baltazaras. Negaliu. Rytoj anksti ryte turiu išskristi. Mano namai labai toli nuo čia ir manęs laukia ilgas kelias. Tad Beris, Dolita ir Baltazaras atsisveikino su Bete. Baltazaras atrodė labai nuliūdęs ir Dolita jo paklausė. Kas nutiko? Baltazaras turi merginą, nusijuokė Beris. Nesijuok iš jo, Beri, piktai tarė Dolita. Žinai ką, Baltazarai, paprašyk Betės pasilikti. Mes galim pastatyti jai namą miške. Kokia puikia mintis. Rytoj ryte nueisiu į pievą ir paprašysiu jos pasilikti. Baltazaras, Beris ir Dolita kitą rytą pabudo labai anksti. Jie nuskubėjo į pievą pasikalbėti su Bete. Bet draugai pavėlavo. Mažoji kamanė jau buvo išskridusi. Jie rado tik atsisveikinimo laiškelį, kurį ji buvo prisegusi prie medžio. Baltazaras atsisėdo ant žolės ir pradėjo verkti. Šį kartą Beris iš jo nesijuokė. Keliaukim paskui ją, pasiūlė mažasis sraigius. Esu tikras, mes dar galim ją pasivyti. Beri, tu labai lėtas sraigė. Mes niekad nepasivysim Betės, nebent būtum greitesnis. Beris jau buvo kažką besakąs Baltazarui, bet staiga iš krūmų išlindo ežiukas. Gal aš galėčiau padėti, nesu labai greitas, bet už jūsų trijulę aš kur kas greitesnis. Draugams patiko šis sumanymas. Jie padarė nedidelį vežimėlį iš kaštono kevalo ir pririšo jį prie ežiuko spyglių. Vežimas buvo paruoštas kelioniai. Gal truputėlį pailsėkim? Sutemus pasiūlė Dolita. Tęsime kelionę rytoj ryte. Baltazaras vėl pradėjo verkti. Mes niekada jos nerasim. Užuodžiu kažką saldaus, tai alyvų žiedai. Alyvų? Nustebo Dolita. Bet čia nėra nė vieno alyvų krūmo. Apsižvalgykim. Gal nori grįžti ir gyventi su mumis? Mes galėtume tau pastatyti namelį medyje. Tau nebereikėtų tęsti ilgos kelionės namo. Būtumėm labai laimingi, jei liktum su mumis. Kokia puikia mintis. Būtumėm labai laimingi, pritarė Beris su Dolita. Ačiū, mielai grįšiu ir gyvensiu su jumis, atsakė Betė. Ji labai džiaugiasi. Sukūrėte tokį kelią, kad mane rastumėt. Jūs labai malonus. Visi jie sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir grįžo atgal į pievą. Kitą rytą jie pradėjo statyti namą. Jie pastatė Betei dailų namelį medyje netoli alyvų lauko. Kai kamanės namas buvo baigtas, jie surengė didelį vakarėlį. Visi miško draugai buvo pakviesti. Jie valgė ir šoko iki vidurnakčio ir surengė naujajai kaimyniai labai šiltą sutikimą. Berry and Dolly say, what will we learn today?
Žvaigždės namas. Vieną vasaros vakarą Beris su Dolita sėdėjo Dolitos namelyje ir žaidė kortomis. Staiga jie pamatė ryškią šviesą ant kalvos. Kas tai, paklausė Beris? Panašu į krintančią žvaigždę. Krintančią žvaigždę, eime pažiūrėti iš arčiau, pasiūlė Dolita. Beris ir Dolita laikėsi už rankų ir ėjo link keistos šviesos. Pažiūrėk, Beri! Mažasis Raigius net išsižiojo iš nuostabos. Ant pačios kalvos viršūnės stovėjo žvaigždės formos namas. Iš kur jis atsirado? Anądien jo čia nebuvo, sušnibždėjo Beris. Lik čia, aš einu pasakyti kitiems, sušnibždėjo Dolita ir nuskrido papasakoti Baltazarui, Matildai ir Sauliui. Kai visi susirinko, grupė draugų lėtai sėlino link keisto namo. Saulius pabeldė į duris. Tarpdury pasirodė drovi mergaitė. Jos plaukai buvo ilgi ir žibėjo mažytėmis žvaigždutėmis, o sparnai buvo auksiniai ir spindėjo tamsoje. Beris prabilo pirmas. Kas tu? Ir kaip čia atsiradai? Bet mergaitė netarė nė žodžio. Gal galime tau padėti? Ir vėl tyla. Mergaitė tiesiog stovėjo ir tylėjo. Kągi, jei nenori kalbėti, tai ir nereikia, nagi eime namo. Palauk, pasakė Dolita. Galbūt ji nemoka kalbėti? Nemoka kalbėti? Nustebę paklausė visi. Dolita paėmė pagaliuką ir nupiešė ant žemės žvaigždę. Tada padavė pagaliuką mergaitė. Mergaitė paėmė pagaliuką ir pradėjo piešti. Arfa? Paklausė Dolita ir mergaitė palinksėjo. Tu ją pametei? Paklausė Matilda ir mergaitė parodė į langą. Ji iškrito pro langą? Mergaitė vėl palinksėjo. Nieko nesuprantu, suniurnėjo Baltazaras. O aš suprantu, pasakė Dolita. Ji gyvena danguje, bet jos arfa iškrito pro langą, todėl ji nusileido į žemę jos ieškoti. Tuomet padėkim jai, pasiūlė Baltazaras. Nesijaudink, mes ją rasim, pasakė jai draugai ir nuskubėjo į mišką ieškoti dingusio instrumento. Aš jos nerandu, atsiduso Beris. Apieškojau visus krūmus. Ir aš jos nerandu, nors ieškojau beveik visur, pridūrė Baltazaras. Pasidairysiu šiek tiek aukščiau, pasakė jiems Matilda ir nuplasnojo prie medžio. Štai ji, aš ją radau, sušuko mažoji drugelė. Matilda iškėlė auksinę arfą iš kanarėlės lizdo. Ji atsargiai ją perdavė žvaigždžių mergaitei. Mažoji mergaitė grįžo į savo namus ir uždarė duris. Ji išėmė žėrinčią žvaigždę iš savo plaukų ir padavė ją Matildai. Ar ji man? Nustebusi paklausė drugelė. Ir žvaigždžių mergaitė linktelėjo. Paskui jie atsisėdo prie lango ir pradėjo groti savo arfą. Jai begrojant, žvaigždės formos namas pradėjo kilti vis aukščiau ir aukščiau. Jis skrenda į dangų, pasakė Dolita nuostabos kupinu balsu. Greitai namas buvo toks mažytis, kaip ir kitos žvaigždės. Gaila, kad jai reikėjo iškeliauti, atsiduso Saulius. Matilda labai saugojo žėrinčią žvaigždę. Ji laikė ją mažoje dėžutėje ir įsisegdavo į plaukus tik specialiomis progomis. Žvaigždė jai visada priminė mergaitę, grojančią arfą savo namelyje aukštai danguje. Vaikų darželis. Vieną rudens rytą Dolita pabeldė į Berio duris. Beri, greičiau ateik, nes pavėluosim. Beris apsirengė ir du draugai susikibę už rankų patraukė į vaikų darželį. Žaidimo aikštelėje buvo daug vaikų.
Jie džiaugiasi matydami vienas kitą. Ten buvo bitinas Baltazaras, drugelė Matilda, elneragis Saulius, Kolorado vabalas Edvinas, laumžirgė Zefira, svirplys Kriketas, žiogė Šoklė ir vabaliukas Burbuliukas. Ponia Kamanė kantriai nuvedė visus į klases. Žemi, vidutinio ūgio ir aukšti vaikai nuėjo į skirtingas klases. Burbuliukas buvo žemųjų grupėje. Jis pamojavo Beriui ir Dolitai iš tarpdurio. Diena prasidėjo nuo fizinių pratimų. Po pusryčių vaikai kūrė dailius paveikslus iš lapų, surinktų miške. Kai visi baigė, ponia Kamanė subūrė vaikus į ratą. Ji juos išmokė daugybės dainų ir žaidimų. Visi vaikai šoko rateliu. Paskui atėjo žaidimų metas. Ponia Kamanė atsisėdo į supamą į krėslą ir stebėjo vaikus. Beris su draugais iškart nubėgo prie mašinėlių dėžės ir pradėjo su jomis žaisti. Jie pastatė rampas ir tunelius. Galiu žaisti su jomis? Paklausė Dolita. Ji turėjo sulaužytą raudoną mašinėlę. O ne, Dolita, negali žaisti mašinėlėmis su ta seniena, atsakė į Beris. Be to, mašinėlės skirtos berniukams, o ne mergaitėms. Jo žodžiai pravirkdė Dolita. Berniukai nenori su manimi žaisti, pasakė ji Matildai. Matilda, Šoklė ir Zefira netrukus ją pralinksmino. Ateik pas mus, mes žaidžiame su lėlėmis. Mergaitės aprengė savo lėles dailiomis suknelėmis, pamaitino jas ir pasupo, kad šios užmigtų. Dolitai labai patiko šitas žaidimas. Paskui Beris pradėjo ginčytis su Gramboliu Matu. Tu vis trankai mano mašinėlę, taip neteisinga. Tu sukčiauji. Visai ne, tai tu sukčiauji, atšovė Matas. Man jau gana, daugiau su jumis nebežaisiu, piktai pasakė Beris ir paliko berniukus. Ar galiu žaisti su jumis? Paklausė Beris savo draugės Dolitos. Negali su mumis žaisti, tai mergaitiškas žaidimas, susiraukė Dolita. Bet aš atsinešiau Lylę. Ji garbanotais plaukais, noriu žaisti su jumis. Tiek to. Gali žaisti su mumis, bet turėsi leisti man žaisti su mašinėlėmis. Vaikai, metas plautis rankas, sušuko ponia Kamanė. Paskui sėskite prie stalų. Virėja ponia Auslinda pateikė jiems pietus. Kai visi baigė valgyti, Beris su Dolita surinko visas lėkštes ir stiklines. Tada vaikai prigulė trumpo pogulio, kol ponia Kamanė jiems skaitė pasaką. Visi klausėsi tylėdami, o kai kurie greitai užmigo. Pabudę jie suvalgė po sumuštinį ir nuėjo į žaidimo aikštelę. Ji buvo didžiulė ir pilna įvairiausių šliuožyklų, karstyklių ir supynių, o viduryje buvo didelis medinis traukinukas. Beris ir Matas greit susitaikė ir kartu suposi ant supynių. Dolita padėjo Burbuliukui užlipti ant šliuožyklos ir sugavo jį apačioje. Burbuliukui tai labai patiko. Likusi dienos dalis pralėkė nepastebimai ir netrukus vaikai jau mojavo vienas kitam atsisveikindami. Jie nekantravo sulaukti rytojaus. Fėjų kortelės. Drugelė Flaterė mėgo vieną kortelių žaidimą. Ten buvo 16 kortelių, kuriuose nupieštos fėjos su geltona, mėlyna, rožinė, žalia, oranžinė, raudona, purpurinė ir žydra suknelėmis. Nebuvo dviejų vienodų kortelių. Mergaitės nuolat žaisdavo su tais fėjų paveikslėliais. Bet elneragis Stenlis sumanė iškrėsti piktą pokštą.
Galėčiau išpaišyti visas korteles, pagalvojo jis, bet neišdrįso to padaryti. Todėl bandė įkalbėti Baltazarą, kad šis sugadintų dailiasias korteles. Baltazarai, ar nebūtų juokinga, jei išpaišytume visas Flaterės korteles? Kvailas kamanius klastingai prunkštelėjo ir pradėjo paišyti ant kortelių su žaliu flomasteriu. Jis nupiešė ūsus, velnio ragus, šakes ir uodegą ant dailiųjų fėjų kortelių. Drugelė pamatė savo korteles tą popietę ir suklikė iš siaubo. Kas nutiko mano gražiosioms kortelėms? Paklausė jį išsigandusi. Paskui Flaterė apsipylė ašaromis. Koks siaubingas dalykas, kas galėjo taip pasielgti? Tarė apstulbusi Dolė. Žinau, kieno tai darbas, tik Baltazaras turi žalią flomasterį, piktai pasakė Zefira. Ir dar mačiau žalią žymę ant jo rankos. Tai tavo darbas? Rūsčiai paklausė Beris. Viskas buvo ne taip. Tai kaip tada buvo? Stenlis kaltas, tai buvo jo sumanymas. Bet ne aš išpaišiau visas korteles. Flaterė kūkčiojo, o voveriukas Redžis guosdamas ją apkabino. Kaltas ir tas, kuris sugalvojo, ir tas, kuris tai padarė, tvirtai pareiškė Redžis. Jūs abu kalti. Tai buvo tikrai kvailas pokštas, berniukai. O jei mes pradurtume jūsų kamuolį? Paklausė Zefira. Ar labai tada nusimintumėt? Tu teisi, pripažino Stenlis. Flaterė, mes paimsime tavo korteles ir pasistengsime jas nuvalyti. Gerai? Gerai, šniurkštelėjo drugelė. Stenlis ir Baltazaras nuskubėjo namo ir ėmėsi darbo, bandydami nuvalyti korteles, kurias išpaišė. Bet juo daugiau jie stengėsi, tuo labiau jas gadino. Trintukas pratrynė skylę popieriuje ir iš kortelių beveik nieko neliko. Beri, padėk, mes negalim nuvalyti terlionių, o trindami pratrynėme skyles. Todėl, kad negalima nutrinti flomasterio dažų. Paprašykime Dolės pagalbos. Dolė, padėk, mes negalime išvalyti kortelių. Aš jums nepadėsiu. Patys prisivirėt košės, patys ir sėpkit. Nebūk tokia kieta širdė, prašau padėk, nes Stenlis ir Baltazaras tikrai nori ištaisyti savo klaidą. Gerai, užeikit. 3 berniukai susėdo prie stalo. Neįmanoma nieko padaryti. Vaikinai nunarino galvas. Reikia sugalvoti ką nors kito. Aš turiu vieną sumanymą. Padarykim naujas korteles. Dolė padėjo ant stalo balto popieriaus lapus ir flomasterių dėžutę. Berniukai iškirpo korteles, o Dolė bandė nukopijuoti fėjų paveikslėlius. Paskui Baltazaras ir Stenlis rūpestingai nuspalvino piešinius. Visos 8 fėjos netrukus buvo baigtos ir aišku, visų jų buvo po 2. Kaip tu gražiai pieši, Dolė? Atiduokite jas Flateriai ir atsiprašykit. Flaterė, žiūrėk, mes tau padarėme naujas korteles. Dolė nupiešė, o mes nuspalvinom. Prašau, vėl būkime draugai. Flaterė paėmė korteles ir jos veidą nušvietė šypseną. Ačiū, pasakė ji ir pakvietė berniukus vidun. Netrukus atėjo Beris, Dolė ir Zefira. Visi kartu žaidė iki vėlumos su naujomis kortelėmis. Ir jie vėl buvo geriausi draugai. Vėjo malūnas. Vieną vasaros dieną Beris ir Dolė žaidė badmintoną prie malūno. Staiga jie išgirdo verksmą. Jis sklinda iš tos pusės, pastebėjo sraigius. Jie patraukė link ten, iš kur girdėjosi verksmas, ir priėjo malūną. Ten jie rado miltvabalį sėdintį ant žemės ir verkiantį. Kodėl tu verki? Paklausė jie. Audra sulaužė malūno sparnus ir aš negaliu jų pataisyti, pasiskundė miltvabalis. Pasikvieskime kitus. Stenlis turi pjūklą, Baltazaras turi plaktuką, visi kartu mes juos pataisysim, pasiūlė Dolė. Gerai, šniurkštelėjo miltvabalis.
Ir boružėlė nuskrido pasikviesti draugų. Netrukus pasirodė Stenlis, Baltazaras, Zefira, Edis, Burbuliukas ir Morisas. Jie visi ėmėsi taisyti sulaužytus sparnus. Jie plušėjo ištisas 2 dienas ir galiausiai darbas buvo baigtas. Valio, sparnai kaip nauji, džiaugiasi miltvabalis. Rytoj vėl galėsiu malti, pagaminsiu miltų ir iškepsiu jums šviežios duonos. Bet kita diena prasidėjo prastai. Vėjas nerodė jokio noro pūsti, o sparnai be jo pūtimo nesisuko. Miltvabalis vėl pradėjo verkti. Viskas gana, neverk. Mes juos pastumsim, gal tada jie pradės suktis. Pasiūlė Stenlis ir visi jam pritarė. 6 sparnus stūmė 7. Stenlis, Baltazaras, Burbuliukas, Edis, Zefira ir Morisas. Jie stūmė ir stūmė, bet netrukus pavargo. Taip ir neiškepsiu duonos, dejavo miltvabalis. Einu paprašysiu vėjo papūsti, nusprendė Zefira ir nuskrido aukštyn. Ji mandagiai užkalbino vėją. Mielas vėjau, gal galėtum papūsti, nes nesisuka malūno sparnai, o miltvabalis verkia. Vėjas labai nustebo. Kažką sumurmėjo panosėje ir tingiai nusileido žemyn. Jis giliai įkvėpė ir pradėjo pūsti į malūno sparnus. Malūnas vėl pradėjo suktis ir malti. Miltvabalis subėrė grūdus ir girnos sumalė juos į aukščiausios kokybės miltus. Išėjo didžiulis baltų miltų kalnas. Malūno sparnai vis sukosi ir sukosi ir nesustojo, kol Zefira nedavė vėjų ženklo. Ačiū, jau užtenka, tarė jį dėkingai šypsodamasi, ir vėjas vėl pakilo aukštyn. Kai miltai buvo sumalti, miltvabalis pradėjo ruošti duonos tešlą. Jis įdėjo kepalą į krosnį ir kantriai laukė, kol iškeps. Kai kepalas įgavo auksinę spalvą, jis jį išėmė ir supjaustė storomis riekėmis. Bičiuliai tepė ant duonos sviestą ir uogienę ir puotavo tol, kol neliko nei trupinėlio. Ežiuko Hario gimtadienis. Vieną vasaros rytą Sraigius Beris, boružėlė Dolita ir jų miško draugai žaidė savo pievoje. Jie vienas po kito suposi ant supynių. Turbūt labai smagu taip suptis. Gaila, kad aš tam per sunkus, atsiduso ežiukas Haris. Jo draugai nežinojo, ką ir sakyti. Kitą savaitę ežiuko Hario 10. gimtadienis, priminė boružėlė. Jam sueis 10 metų, pridūrė Sraigius. Kaip manot, kokios dovanos jis norėtų? Aš žinau, sušuko Baltazaras ir pašoko. Supynių! Kokia puiki mintis! Padarykim Hariui didelės supynės, džiugiai tarė Dolita. Mažieji draugai iškart ėmėsi darbo. Jie atsinešė pjūklą, plaktuką vinių, atsuktuvą ir surado stiprių šakų. Jie pritvirtino supynės prie storų medinių stulpų ir labai tvirtos virvės.
Kai supynės buvo baigtos, jie visi nuėjo į Baltazaro namus kepti torto. Jie įmušė kiaušinius ir maišė sviestą. Dūzgė plakiklis ir tarškėjo mediniai šaukštai. Bitino virtuvėje netrukus gardžiai pakvipo. Jie papuošė tortą vyšniomis, razinomis ir riešutais. Įsmeikim ant viršaus žvakutes, pasakė Matilda. Taip, 10 žvakučių, linktelėjo Dolita. Parašykim Hariui laišką, pasiūlė Beris. Mielas Hari, prašom ateiti į Baltazaro namus per pietus. Mes visi tavęs lauksim. Gal gali nunešti Hariui? Paprašė Beris. Tik nesakyk apie tortą ir supynes, sušuko jam pavymui Dolita. Baltazaras ir Saulius padėjo tortą ant apvalaus stalo ir išnešė jį į lauką. Mažosios skruzdėlytės žaidė slėpynių ir staiga mažiausia skruzdėlė atsitrenkė tiesiai į stalą. Tu apvertei stalą. Tortas sugadintas, sudejavo Baltazaras. Tortas? Ką mes dabar darysim? Pravirko Dolita. Ežiukas Haris ateis, bet kurią akimirką be torto nebebus. Mažosios skruzdėlytės labai apgailestavo dėl to, ką padarė, bet viena iš jų šovė mintis. Surinkim kuo daugiau vaisių ir uogų ir sukraukim į didelę krūvą, atrodys beveik kaip tortas, ar ne? Puikiai sugalvota, pasakė Saulius. Žinau, Haris mėgsta vaisius. Beris, Dolita, Baltazaras, Saulius ir mažosios skruzdėlytės pradėjo rinkti vaisius ir uogas. Kolorado vabalas Edvinas, laumžirkė Zefyra ir karkvabalė Rosita jiems taip pat padėjo. Netrukus jie surinko išties didelę krūvą. Saulius įsmeigė 10 žvakučių ant vaisių krūvos prieš pat ateinant ežiukui Hariui. Su gimtadieniu, Hari! Sušuko visi. Oho, kokie gardūs vaisiai, mano mėgstamiausi, labai jums ačiū, apsidžiaugė ežiukas. Mes turim tau staigmeną, pasakė Dolita, ir jie nuvedė Harį prie supynių. Haris buvo labai nustebęs. Kokios didelės supynės, ar galiu pasisupti? Paklausė jis džiaugsmingai. Taip, mes jas padarėme tau. Valio, dabar ir aš galėsiu suptis. Labai jums ačiū. Paskui jie sustojo aplink vaisių krūvą ir pradėjo valgyti. Jie valgė ir valgė, kol suvalgė beveik visus vaisius. Jie sukrovė likusius obuolius ir kriaušes ant Hario spyglių ir jis juos nusinešė į savo apsamanojusi namelį. Haris nuėjo miegoti laimingas ir nekantraudamas sulaukti rytojaus, kai vėl galės supti su savo draugais. Kriauklės. Laumžirgė Zefyra ir žiogė Šoklė rinko akmenukus prie upelio. Prie jų priskrido daktaras Pelėda. Keliauju aplankyti burbuliuko, jam skauda gerklę, pasakė jis ir nuskubėjo tolyn. Bet tada užkliuvo už medžio šaknies ir parkrito. Jo vaistinėlė atsidarė ir viskas pabiro ant žemės. Šoklė ir Zefyra padėjo surinkti jo daiktus. Šalia medicininių instrumentų jos rado daugybę keistų dalykų. Tai dovanos nuo mano pacientų. Nereikėtų tokių brangių daiktų laikyti vaistinėlėje. Tu teisi. Paieškosiu dėžutės, pritarė Pelėda. Bet dabar turiu skristi, nes burbuliukas laukia. Iki, daktarė Pelėda, šaukė mergaitės pavymui. Zefyra ir Šoklė keliavo namo, kai pamatė Robiną šalia Dolės namų. Raudonoji paukštė kaip tik atsisveikino su boruže. Man jau metas, iki pajūrio tolimas kelias. Skrendi į pajūrį?
Ar gali ir mus paimti? Linksmai paklausė Šoklė ir Zefira. Mielai jūs paimsiu, atsakė paukštė. Iš taip aukštai aiškiai matėsi visas miškas. Taip pat ežeras ir nameliai. Jos skrido gana ilgai, kol pasiekė neaprėpiamą žydrą jūrą. Ačiū už pagalbą, Robina. Ir draugės nulėkė per smėlėtą paplūdimį. Jos rinko kriaukleles ir negalėjo apsispręsti, kuri iš jų gražiausia. Žiūrėk, šita irgi graži. Įsidėsiu į krepšį, pasakė Šoklė ir jos toliau jas krovė. Tada pasirodė krabas ir užrėpliojo tiesiai ant smėlio spalvos krepšio, sutraiškydamas rūpestingai surinktas kriaukleles. O mūsų kriauklelės! Ji neramiai išbėrė krepšio turinį ant smėlio, bet visos kriauklės buvo sudužusios. Neliūdėkite, gražiausios kriauklės yra ne ant kranto, o giliai jūros dugne. Atgabensiu jums daug daugiau gražių kriauklelių. Mergaitėms patiko jo pasiūlymas. Krabas greitai panėrė į jūrą ir netrukus pasirodė su nuostabiomis kriauklėmis. Jis vis nardė, kol krepšys visiškai prisipildė. Kokios gražios kriauklės, krabe! Ačiū tau! Metas grįžti namo. Reikia rasti Robiną. Bet Robina nei neketino skristi namo. Iki pavasario neskrisiu, pranešė ji. Tai kaip mes grįšim namo? Susirūpino draugės. Su vėžliu. Eime, aš jūs pargabensiu. Pasigirdo balsas iš vandens. Šoklė ir Zefira keliavo namo ant vėžlio nugaros. Grįžusios namo, jos padėkojo vėžliui už pagalbą ir atsisveikino. Kitą dieną Šoklė ir Zefira parodė Beriui ir Doliai gražiasias kriauklės, kurių pririnko. Ką nors iš jų padarykim, pasiūlė Beris. Puikia mintis. Bet ką? Paklausė Zefira. Žinau, pagaminkime dėžutę daktaro Pelėdos dovanoms, tarė Šoklė ir visi ėmėsi darbo. Pelėda labai džiaugėsi dėžutę ir atsargiai į ją sukrovė savo dovanų kolekciją. Akmenuką, kankorėžį, kaštoną, sudžiovintą gėlę, pieštuką, kelis piešinius ir medinį arkliuką. Erdvėlaivis. Buvo kalėdų diena ir Beris, Dolly, Baltazaras, Flaterė, Stenlis ir Burbuliukas traukė namo po mėtymosi sniego gniūžtėmis. Eime pas mane, galėsime papuošti eglutę. Kokia puikiai mintis, pritarė visi. Vėliau Flaterė kilo sumanymas ir ji sušnabždėjo Dolly į ausį. Taip negalima, jūs turite paslapčių? Taip, pasakykite ir mums, negražu šnabždėtis. Na, tai netokia ir paslaptis. Tiesą sakant, išvis ne paslaptis. Tada pasakykite. Negalim pasakyti, nes tai staigmena. Jau turiu skristi dėl tos staigmenos, bet netrukus grįšiu. Dolly patiekė šviežios duonos dubenį ir mažieji draugai pradėjo vaišintis. Labai skanu, pasakė Beris. Tada Dolly atnešė spalvoto popieriaus, žirkles, klijų ir kaspinus ir viską padėjo ant stalo. Bičiuliai ėmėsi darbo. Jie iškirpo žvaigždes, mėnulį, širdį ir gėles ir suvėrė juos ant ilgo kaspino. Flaterė grįžo, kai buvo visai sutemę. Dabar pasakyk mums tą paslaptį, pareikalavo Baltazaras. Ne, vis dar negaliu sakyti, paslaptingai ištarė drugelė.
Tada aš eisiu namo. Papuoškime eglutę lauke ir tada viską pasakysiu, gerai? Gerai, nusileido berniukai. Jie išnešė Kaspiną į lauką ir atsargiai apvyniojo aplink eglutę. Labai gražu, sušnabždėjo Burbuliukas. Jie visi susibūrė prie eglutės ir pradėjo dainuoti. Jau kalėdos, vėl kalėdos, jau kalėdos, vėl kalėdos. Žiūrėkite, kokia ten šviesa danguje. Gal kometa? Nusistebėjo Burbuliukas, bet jiems nereikėjo ilgiau spėlioti, nes šviesa pradėjo leistis ir visi pamatė, kad tai žvaigždės namelis. O pro langą jiems mojavo sena gera draugė žvaigždžių mergaitė. Tai čia ta paslaptis, džiūgavo Stenlis. Bet kaip tau pavyko ją pakviesti? Nuskridau į mėnulį ir paprašiau paieškoti žvaigždžių mergaitės, paaiškino Flaterė. Tada žvaigždžių mergaitė atrišo maišą ir išleido spindinčias žvaigždes. Iš pradžių žvaigždelės apskrido kalėdų eglutę, tada pakilo į dangų ir suformavo erdvėlaivį su nuleistu ilgu trapu. Draugai atsargiai į jį sulipo. Žvaigždžių mergaitė pradėjo groti arfą ir erdvėlaivis nuskrido virš miško. Jie matė kiekvieną namą esantį apačioje, net ir ežiuko Hario namą ir jį patį miegantį žiemos miegu. Kaip nuostabu, svajingai tarė Baltazaras. Galiausiai jie nusileido prie Dolės namo. Žvaigždžių mergaitė mandagiai nusilenkė ir pamojavo, parodydama, kad jai jau metas. Staiga Dolei kilo puiki mintis. Ji nuskrido prie eglutės viršaus, paėmė gražų į Kaspiną ir uždėjo jį ant žvaigždės namo. Skambant arfai namelis lėtai pakilo nuo žemės. Tai tikrai buvo puikia staigmena, Flaterė, tarė Burbuliukas. Niekad nepamiršime šio kalėdų vakaro, pritarė Stenlis. Dingę riešutai. Sveikas, Beri, paskubėk. Eime susitikti su voverė Redžiu. Reiktų atsisveikinti su juo prieš jam užmiegant žiemos miegu, pasakė boružėlė Dolita. Beris užsidėjo kepurę, šaliką, užsimovė pirštinės ir du draugai patraukė į voverės Redžio namus. Jų draugas sėdėjo ant šakos priešais savo namelį. Norėjom atsisveikinti su tavimi, kol nesusirangiai savo lovelėje ir neužmigai žiemos miegu. Gal užeikite išgerti sulčių ir užkąsti, pasiūlė Redžis. Žiūrėkite, kiek saldumynų susikroviau žiemai. Mano sandėliukas pilnas maisto. Bet sandėliukas buvo tuščias. Vaje, kur dinga visi mano riešutai? Kur mano gardieji konkorėžiai, gilės ir razinos? Manau, jog riešutai išriedėjo pro čia, tarė Beris, rodydamas į nedidelę skylę sandėliuko kampe. Kažkas pragraužė medžio kamieną, nustebo Dolita. Regi, žinau, kas tai padarė, pasakė mažasis Raigius. Nesijaudink, Redži, mes sugausime piktadarį ir surasime tavo riešutus. Nepamirškit kankorėžių ir gilių, pridūrė voverė. Du draugai patraukė link pievos. Priėję arčiau, jie išgirdo garsų juoką. Taip ir maniau, jog tai jie visada įsivelia į bėdą, sušnabždėjo Dolita. Esu tikras, jie ir dabar rezga kažkokią išdaigą, pritarė Beris. Kažkas pragraužė skylę voverės Redžio sandėliuke ir dingo visi jo riešutai. Tai jūsų darbas, ar ne? Bet mes nenorėjom nieko blogo. Tiesiog graužėme medžio žievę, kaip visada, ir nežinojom, kad kitoje pusėje yra jo sandėliukas.
pasakė mažiausias iš kinivarpų. Kaip galėtume tai ištaisyti? Eime kartu, ieškosim riešutų, kurie nuriedėjo. Turime nedaug laiko. Gali pradėti snigti bet kurią akimirką. O sniege jo maisto tikrai nerasim, todėl paskubėkim. Jie visi įdėmiai pažvelgė į medžio kamieną. Riešutai išriedėjo pro čia. Paskui jie nukrito ant žemės ir nuriedėjo nuo kalvos, paaiškino Redžis. Draugų kompanija surado Redžio skanumynus sukritusius į krūvą kalvos papėdėje. Valio! Džiaugsmingai sušuko Redžis. Gal galėtumėt sunešti visą maistą atgal į mano namus, kol aš užtaisysiu skylę sandėliuke, paprašė Redžis kinivarpų. Jie atsargiai sukrovė riešutus, kankorėžius, gėles ir razinas į jo sandėliuką. Beris su Dolita jiems padėjo. Jie dirbo kiek įmanydami greičiau, bet netrukus pradėjo temti, o kalvos papėdėje dar liko nemažai gėrybių. Mes niekaip nebaigsim laiku, atsiduso vienas iš kinivarpų. Mums praverstų pagalba, pridūrė kitas. Sraigius Beris staiga pašoko ir nubėgo, netaręs nei žodžio. Netrukus jis grįžo su trimitu rankose. Jis jį pūtė taip garsiai, kad visi išgirdo. Netrukus susirinko visi miško draugai. Dolita užlipo ant didelio akmens ir papasakojo, kas nutiko voverės Redžio žiemos atsargoms. Visi riešutai išriedėjo per tą skylę, reikia sunešti maistą atgal į Redžio namus. Jei visi padėsit, baigsim dar nesutemus. Pasiruošk, dėmesio startas, tarė Beris ir paėmė riešutą iš krūvos. Jis jį perdavė Dolitai, Dolita jį perdavė vienam iš kinivarpų, kinivarpa jį perdavė Bitinui, Bitinas jį perdavė laumžirgiai ir taip riešutas nukeliavo iki pat voverės sandėliuko. Kai danguje pasirodė mėnulis, visi riešutai, kankorėžiai, gėlės ir razinos jau saugiai gulėjo voverės Redžio namuose. Ačiū labai, džiaugiuosi, kad turiu tiek draugų. Metas man susirangyti lovelėje, kol nepradėjo snigti. Pasimatysime pavasarį, nusižiovavo voverė.